Policija, jeigu važiuoja blogi žmonės ar prisigėrę, sustabdo arba viršija greitį, sustabdo arba jeigu kažką nušovė, atvažiuoja gelbėti. Žaliais drabužiais ir baltą juostelę. Stabdo negerus žmonės, ten visur važinėjasi, ieško nusikaltimų visokių. Aiškina, kur važiuoti, ten turi visokius šautuvus, dusintuvus, ten su žiburėjais, su arkliais policijos. Tokį diržą, į kuriuos galim dėti šautuvus ir visokius kitus daiktus. Jo antrankius galime dar dujų balionėlį ir stabdoma į tą lazdelę stabdoma. Kai važiuoja mašina iš dviejų priekių, o dega jam raudona ir tada, kai susidaužo mašinas, irgi policija atvažiuoja. Policija stovi ir žiūri, kaip žmonės važiuoja. Policijos gaudo žmonės, nusikaltėlius. Nustabdo žmonės, kurie per greitai važiuoja. Kurie vagys pagrobia vaikus ar dar ką, ar pinigus iš banko. Policininkas yra su švarku policininko, yra su tokiu ženklu, turi šautuvą, antrankius turi, o kurie blogi žmonės pasodina į kalėjimą. Jeigu važiuoja koks nusikaltėlis ir tada policija suima. Policija gali, kas greitai važiuoja, gali sustabdyti. Ona turi vieną pistoletą, apyrankį, antrankiai. Turi čia būti operacija, kepurė ir tokia lazda yra, burbuliukas ir raudona tokia yra. Dar policininkas turi čia ženkliuką. O kam tie ženkliukai? Kad žinotų, kad čia policija yra. O laikrodį turi. Lelemenė jo nešioja žalią. Kodėl? Pavyzdžiui, kad matytų naktį. Gaudo ir stabdo, kur per greitai važiuoja, kad paskiau kiti nepadarytų avarijos su mašina, su žiburėlėm, kad žinotų, kad ten yra policija. Mano tetis yra policininkas. Ir mano tetis važiuoja dar su šautuvu, kad apgintų. Tečio kabinetas darbe, su durim dar. Kėdės, kompiuteriai, taip stalas, spintos yra, kad yra dar kiti pareigūnai.
Negalima važiuoti atsisegus diržą. Negalima stovėti vidury gatvės. Jeigu važiuoja blogas žmogus prisigėręs, tai policija sustabdo. Su žalia liemenė, nes tokia jo apranga. Mačiau, su policijos mašina, su švyturėliais. Važinėja su motociklu. Ir žiūri, ar nėra blogų žmonių. Pas mūsų kieme per 3 minutės atvažiuoja labai greitai policija. Vieną kartą kaukė mašiną, kažkas spardė. Nuvežė tą žmogų, kuris spardė mašiną į policiją. Policininkas yra pats geriausias. Padeda surasti mamą policija. Gaudo vagis ir apsaugo žmonės nuo vagių. Ir gaudo girtus, ginklus, apšvaitus ant rankovę. Tikrina eismą. Važiuoja ir sustoja ir žiūri, kaip kas ką gerai ar blogai daro. Taip, turi ginklų daug. Turi tokį įsikabinę šautuvą ir lantą. Saugo žmonės nuo banditų. Čia diržuota liemenės tokia, su žalia ir tokia balta. Neprašaunama liemenė. Atvažiuoja todėl, kad kažkas kažką blogai padaro. Mano kaimynės tėtis yra policininkas. Gali būti ir vyrai, ir moteris. Jo, pasimokyti, baigti mokyklą ir dirbti.